Sveiki visi. Darau laivus Facebook'e, tai Instagram'e įdėsiu storiuką. Tai va dabar jau beveik 50 minučių keli, visai gerai minasi. Vidutinis greitis jau netoli 28, 27,9. Viskas pakol kas liuks. Vėliau susisieksim dar. Geros dienos. Sveiki. Nu ką, pirmas mano trumpas sustojimas. Užkasiu šiek tiek, porą minučių sustojom. Važiuojam toliau. Rietavas. Pasimatysim neužilgo. Nu ką, ir Kryžkalnis. Raseiniai. Nuo Kryžkalnio iki Raseinių. Kol kas pats sunkiausias etapas. Jau esu. Taip, esu 147 km kely. Kiek aš jau 2 valandą pravažiavau, pas nebematau. Vienu žodžiu. Kol kas viskas gerai. Judam, dabar susirasiu kažkur tai kavinę, pavalgysiu, atsigersiu kavos, ištiesiu kojas ir judėsim toliau iki pasimatymo. Šešios valandos 30 minučių, įveiktas 200 km. Geras skaičius ir geras laikas, lygiai 6:30. Ir lygiai 200 km. Nematyti dar skaičiai. Sustojau bele kur, prie miškelio, kažkur laukuose. Dviratukas ant šono. Šitoj vietoj biškelį užkasiu ir judėsiu toliau. Liko gal kokį 100 metrų. Žiūrėsime. Bet jau pasiduoti nebėra kur. Bus viskas padaryta. Geros dienos. Pravažiavau Jonavą. Kyla kaip iš Kibiro. Pilna nieko nevalgysiu. Nuo lietaus pasislėpsiu. Ką turiu savo užvalgysiu. Sunkus vienu žodžiu. Prasidėjo lietus, pasukus nuo autostrados link Kėdainių. Pats šūdiniausias kelias ir šūdiniausi vairuotojai. Kelio nepalieka, dar pipina. Nuo Jonavos biškį geriau, bet žiauriai lyja, žiauriai šlapis, visas kiaurai. Nežinau, jau į pabaigą kažkaip tai. Geros dienos. Dar vienas nuostabus skaičius, 300 km, 10 valandų ir 8 minutės minimo. $301 kilometras ir Froksai yra mission completed. Nice.